Mes dabar nebesipainiosim su nieko, mes esame krikščionių partija. Ačiū už pasitikėjimą ir už šitą konkursą, kuris rodo teisingą kryptį. Mes ateisim ir padarysim. Mes galbūt neišvengiam klaidų, bet visi tikriausiai sutinka, kad taip pat ir oponentai, kad jeigu mes ką nors darom, tai padarom. Niekas mus negali apkaltinti neveiklumu, neryžtingumu arba neišmanymu. O su frakcijos Viena Lietuva pagalba, aš manau, kad mes padėsim ir Lietuvai, ir Seime. Ačiū Jums už pasitikėjimą, tikiuosi, kad Jūs būsit su manimi kartu ir tada, kai mums visiems bus sunkiau. Ačiū. Na, atrodo, vienu klausimu mes su Andriu Kubilium sutarėm, kad mūsų požiūris į ekonomikos valdymą, į ekonominės reformas ir būdus išeiti iš krizės nesutampa. Aš sunkiai įsivaizduočiau bendrą darbą Andriaus Kubiliaus vyriausybei, nes man yra neprimtinas toks neveikimas ir pasyvus laukimas. Na, man irgi įspūdis susidaro, kad Andrius Kubilius kažkokį turi kompleksą ir bijo taip pat kartu dirbti. Nėra nieko blogiau matyti, kalbant į politiką, tos pačios politinės partijos, kuri lėmė vieną ar kitą sprendimą, keikiant jį viešumoje, bet balsuojant kitaip. Taigi aš to ir palinkėčiau Gediminui Vagnoriui, jo kolegoms Seime, esamiems ir būsimiems partijos nariams. Būkit ryžtingi ir neišmanykit principų, vertybių į vienadienę kitą naudą. Ta mes matysim, rinkėjai matys ir aš linkiu, kad jūs nebūsite tokie. Linkiu sėkmės.